Sveiki, šiandien pakalbėsime apie įmonėms svarbią temą – įmonės automobiliai ir jų apmokestinimas. Tai reikėtų išskirti kelis būdus, kaip galima juos naudoti. Tai pirmas yra tik darbo tikslams. Tokiu būdu jokio apmokestinimo papildomo neatsiranda. Įmonės turėtų įsivertinti tik tais savo veiklą ir ar jų veiklai reikalingas yra automobilis. Šitoje vietoje VMI patikrinimo metu labai atkreipia dėmesį, kai naudojama darbo ir asmeniniams tikslams. Tokiu atveju skaičiuojamas darbuotojo pajamos natūra. Pajamos natūra skaičiuojamas keliais būdais. Tai pagal automobilio nuomos rinkos vertę ir pagal automobilio rinkos kainą. Tai pagal nuomos rinkos vertę reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kiek laiko naudojamas asmeniniams tikslams automobilis ir proporcingai išskaičiuoti. Tai pateikime pavyzdį, kaip būtų skaičiuojama, jeigu automobilio nuomos kaina būtų 600 € per mėnesį, įmonės automobilis būtų naudojamas 20% laiko asmeniniams tikslams ir įmonė sunaudotų kurą už 100 € per mėnesį. Tai pateikiame skaičiavimus ir mokesčius, kiek tai kainuotų įmonei. Antras skaičiavimo būdas yra pagal automobilio tikrosios rinkos kainą. Tai šis skaičiavimas skaidosi taip pat į dvi dalis. Vienas yra 0,70% nuo automobilio rinkos vertės. Antras būdas yra nuo 0,75% nuo rinkos vertės. Kuom jie skiriasi? Tai pirmas būdas yra tada, kai įmonė nepila kuro, kai asmeniniams tikslams naudojamas automobilis, o antras būdas skaičiuojamas tada, kai įmonė užpila už savo pinigus kurą ir darbuotojai važinėja taipogi asmeniniams tikslams. Pateikime pavyzdį, kaip skaičiuojamas 0,70% nuo automobilio rinkos vertės, jeigu darbuotojas įmonės automobiliu naudojasi asmeniniams tikslams, bet degalus apmoka pats. Tai pavyzdžiui, automobilio rinkos kaina yra 15 000, darbuotojo pajamos natūra sudaro 105 € per mėnesį ir pateikėme, kiek tai kainuos mokesčių įmonei. Antras skaičiavimo būdas, kai skaičiuojama 0,75% nuo automobilio rinkos vertės, kai darbuotojas įmonės automobilį naudoja asmeniniams tikslams ir įmonė apmoka degalus. Tai tokį patį pavyzdį pateikėm, kai rinkos kaina yra 15 000 €, darbuotojo pajamos natūra tada sudaro 112,50 € per mėnesį ir pateikėme skaičiavimus mokesčių. Pajamas natūra vertinant automobilio tikrosios rinkos kainą, skaičiuoti laiko, kiek naudojama asmeniniam tikslam, kiek įmonės tikslam nereikia. Tačiau pagrindinis tikslas turėtų būti darbo reikalams, o ne atvirkščiai. Taip pat svarbus dalykas yra tas, kad reikia kaupti kuro čekiukus, vesti degalų apskaitą, kaupti skaitiklių informaciją, turėti kuro nurašymo aktus ir kitus įrodančius dokumentus, kur tas kuras buvo suvažinėtas darbo reikalams.